Tai iškilmingiausia akimirka per visą Šakių arenos gyvavimo istoriją. Į aikštės palubės kyla 4 kart Europos, 2 kart pasaulio ir kartą olimpinio čempiono Modesto Paulausko marškinėliai. Aš manyčiau, tai didelis mano, kaip sakant, indėlio į Šakių krepšinį toks įvertinimas ir aukštas pagerbimas. Legendiniam krepšininkui dedikuota ceremonija buvo atidarytas jo garbei pavadinto turnyro finalas. Šiose rungtynėse į aikštelę žengė ir jaunasis Modestas Paulauskas. Šakių fanai tai visą laiką yra labai daug palaikantis, visą laiką palaiko mūsų komandą ir labai malonu iš tiesų, kad ateina tiek daug žmonių susirenka ir labai malonu mums žaisti namuose visą laiką. Tikėsimės, kad taip ir sezono metu bus. Na, tikiuosi pasisemti patirties iš patyrusių žaidėjų, kurie užžaidė LKL, kaip Maceina, kaip Stanionis, tai ir žiūrėsim. Ir aš ir jisai tikimės, kad mes žingsnis po žingsnio kuo greičiau įgausim, kaip sakant, pagreitį ir kad kuo greičiau duosim komandai naudos. Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis pusfinalyje vos 2 taškų skirtumų įveikusi nacionalinėje krepšinio lygoje debiutuosiančius Kauno technologijos universiteto krepšininkus lemiamame mače susidūrė su rimtu Telšių ekipos pasipriešinimu. Naglumą aikštelį reik turėti. Gynybą, aš sakau, gynyboje būsit kas nors toksai leisi, nežais. Tikrai nežais. Atsiras, kas žaidžia, kas nori žais, kas nori laimėti. Trečiasis kėlinys jau buvo visiškai kitoks. Jį laimėjęs 14 taškų skirtumų Vytis laimėjo ir rungtynės 76-69. Komandos kapitonas Paulius Belevičius kėlė į viršų pirmąjį trofėjų šiame sezone ir kaip sėkmės priežastį įvardijo komandinį žaidimą. Už 7 žaidėjų gali bet kuris iššauti. Varžovam labai sunku iš tikrųjų ruoštis. Nuo vieno negali atsitraukti, dar tada atsiveria keliai, kiekvienam prasiveršti, dar pasai, jeigu suvaikšto laiku, tai super tas dalykas yra. Manau, su kiekviena diena gali, kuris žaidėjas geriau tą dieną jaučiasi, mes ant jo ir sužaisim. Svarbu mums bendras tikslas.